Sveiki bendraminčiai. Dabar Lietuvos centre už lango automobilio yra -10. Su kuo ir sveikinu, pagaliau normali žiema. Turime sniego, turime šalčio ir galime pamastyti apie rimtus reikalus. Ypač apie tai, kaip pašalinti įvairias baimės iš mūsų proto, iš mūsų sąmonės, kad jinai būtų švari, skaidri ir kad mes būtume be baimiai. Taigi, mėlyjeji, eina kalba apie žmonės. Žmonių tema, kaip tapti žmogumi. Reikalas tas, kad daugelis mūsų galvojame, kad mes esam žmonės, tačiau patenkam į tokią dvipusę situaciją, kai sistema, tai yra, sakykime, valstybė, Lietuva, nors jau daug balsų pasigirsta, kad čia yra net nebe valstybė, o įmonė. Ir tai yra patvirtinantis tokie, kaip pasakyti, faktai. Jūs internete Google paieškoje surinkite tiesiog 4 vienetus, 0 ir 4 penketus. Ir paspauskite enter. Ir išmeta, kad Lietuva teismų sistemoje minima kaip įmonė. Tai yra įmonės, ten pavyzdžiui, mokesčių inspekcija, dar ten įvairios, tai yra įmonės. O kiekviena įmonė reikalingas pelnas. Tai žmogiški resursai, gamtos ištekliai, viską parduoti dėl pelno. Tai pati sistema jau sako, kad yra ne valstybė, o įmonė. Ir ta sistema mus laiko šitos humanoidus, dvikojus, dvirankius ir, žodžiu, asmenimis. Sako, to asmuo. Jokios kalbos apie žmogų, įsivaizduojat? Nors, sakykime, Lietuvos konstitucija yra paminėta keletą kartų, kad mes esam žmonės. Žmogui galima tas, anas, toliau pereinama prie asmenų. Tai reikia suprasti, kad asmenys visais atvejais yra priklausomi nuo sistemos. Tai yra, galima sakyti, vergai, ištikimi tarnai sistemai. Ir kuomet šiemet pavasarį, kovo mėnesį, siuntėm Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės suverenų visą tokį sąrašą, prisistatymą į viso pasaulio ambasadas, krito man į akis toksai parašymas visų ambasadorių priklausomybė savo sistemoms. Sakykime, visų šalių ambasadorių vardai prasideda didžioji raidė ir toliau mažosios, tačiau pavardės visos spausdintiniam raidėm, didžiosiam raidėm. Tai sakykime, Prancūzijos ambasadorius ar ten Vokietijos Lietuvoje, jisai kaip ir suverenas, yra suverenus, jam neveikia ten Lietuvos jurisdikcija, tačiau pavardė spausdintinai. Tai reiškia, kad šitas asmuo, jisai priklauso tai valstybei ir jis ją atstovauja. Ir jis negali būti suverenus, kaip visiškai laisvas žmogus. Jisai, tai toksai pusvergis toksai. Ambasadoriai yra pusvergiai. Bet jie suverenai, kaip po tokie, gal pussuvereniai. Bet yra keletą šalių, kurios yra valstybės ir karalystės. Jų statusas kitas ir žmonių kitas, gyventojų. Tai valstybė visais atvejais arba karalystė saugo savo žmonės. Taigi, prie ko lenkiu? Ogi prie to, kad pats procesas, kaip tapti žmogumi, iš vienos pusės yra labai paprastas. Tiesiog atsiverčiam visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir skaitom, kokias mes teisės turim kaip žmonės. Ir dabar, kad sistemai parodyti, kad šitas vergas su šituo asmens kodu, nes asmens kodas tai yra grinai vergo toksai pažymėjimas, šiaip toks paliudijimas, toksai, kaip čia pasakyti, suskaičiavimas, suskaitmeninimas. Tai lygiai taip pačiai kaip QR kodas. QR kodas Japonijai buvo sugalvotas grinai
automobilių pramoniai detalėms skaičiuoti, skanuoti, nu, kad patogiau būtų. Ir dabar mūsų tie, kaip čia pasakyti, nu, jie irgi asmenys, ten, sakykime, kad sėdi vyriausybėje, valdžioj, Seime ten, jie yra asmenys ir jie masto kaip asmenys ir jie galvoja, kad mes daiktai, kadangi mus laiko asmenimis, o asmenys yra 4 negyvi dokumentai. Tai yra gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė, pasas ir teisės. Tai yra plastikiniai, popieriai, jie neturi jokios gyvybės. Ir mes įgaliojimus šitiems negyviems asmenims suteikiam per savo autografą. Esu padaręs tokį video, autografas VS parašas, ten jį pasižiūrėkit ir jeigu taip trumpai, tai gaunasi, kad žmogus visą laiką jisai rašosi autografu, tai yra vardo pavardės raidės, o parašas jisai yra visą laiką ant asmens šitų negyvų dokumentų. Tai mes turime turėti du parašas ir autografas. Jeigu turime tik vieną, tai reiškia mes prisiduodame kaip žmonės, mes sutinkam, taip aš vergas, aš asmuo esu viskas. Ir sistema mus kruša įvairiais būdais. Ir baudos ir ten visokie mokesčiai prigalvoja, ko tik tai nori, dabar ten visiškai. Tai va, kada tas asmuo, jisai turi parašą be atsakomybės, jis negali turėti atsakomybės. Ir sistema pradeda galvoti, tai kaip čia dabar yra, kaip be atsakomybės, įsivaizduoju. Na tai va, tai tema ta, kad mes žmonėmis tampame tada, kada suprantame skirtumą ir tą skirtumą įforminame. Asmens dokumentai yra, kadangi tai yra asmens, žmogaus įsteigto asmens, yra visą laiką su parašu be atsakomybės, o žmogus jis įsiformina, kadangi žmogus jisai turi dar religinius įsitikinimus. Jo religiniai įsitikinimai yra tokie, kad aukščiausias suverenas yra Dievas. Jisai nuo nieko nepriklausomas, pats savo pakankamas. Ir mes esam mažos Dievo dalelės, tai yra sielos turinčios vyrų, moterų kūnus. Mes tokie patys suverenai kaip ir Dievas, įsivaizduojat? Mes sudėties tos pačios, tik tai skiriasi kiekybiškai, mažiukai mes labai, sėliukės. Dievas yra visur išsklidęs, o mes turime kūną. Kūną turim ir tai kartais daugelis nesusišneka su savim, nes labai įsibaimina. Mes linkę tiek į dvasinius dalykus, tiek į materialius. Bet kuomet materialūs dalykai užgožia mūsų gyvenimą, pradedam žiūrėti filmus, ten apokaliptinius įvairius tenai, sako, čia dabar Australijoje uždarė, Šiaurės Korėjoje vapšė, tenai konclageriai, Kinijoje dar kažkur, ir čia jau pas mus, ir jau. Ir įsijungia toksai baimės faktorius ir dar niekas nevyksta, o žmogus jau pradeda bijoti ir imtis veiksmų. Jisai bėga iš namų, jisai emigruoja, kur ten tipo jam gal geriau bus, kur galbūt saugiau nuo kažko pasislėpti. Suprantat, koks momentas. Ir man iškilo toksai vaizdiniai iš vaikystės, kuomet rodydavo sovietinius rusiškus filmus apie karą. Ten apie 80 metus kažkur taip. Ir tokie man fragmentai, įdomu būtų surasti tą filmą, gal ten keli filmai, tokia scena. Vokiečių tankai, skaitosi, puola jau rusus, žinai, ir vienas ruselis tenai paimtas į kariuomenę, šviežiai matyti, žinai, jisai išsigandęs, pamatė tą tanką, jam baisu, jis nugriuvo, žinai, ten tankas ant jo užvažiavo, supranti, ten pasisukiojo kažką. Jisai gyvas liko, bet jis išprotėjo. Jis išprotėjo iš savo baimės, įsivaizduojat? O kitas epizodas, įsikasė greitai apkasą, irgi, kareiviukas ten, tipo ruselis, žinai. Įsikasė apkasą, supranti, tas tankas užvažiavo, ten tam tankui kažką pakišo, šlangiukės perpjovė, dar kažką, tanką, žinai, arba ten pasiėmė granatų, žinai, atsigulė po to tankus pats, drąsiai, žinai.
tankas pravažiavo, žinai, jisai atsistojo, ople, užmetė ant to tanko tų granatų, tas tankas susprogo, supranti, finale, dar jisai medalių gavo. Jisai drąsus, supranti, ir jisai ir sveikas liko, ir apgynė kitus, ir dar dovanų gavo. Nu, tai man va tokie va pavyzdžiai labai, labai įkvepia. Ir ką noriu pasakyti, kad kada mes susiliečiam su aukščiausiu suverenu, tai įsivaizduokit, pas Dievą jokių baimių. Jis yra be baimis. Čia yra jo kūrinyje, o mes jo dalelės. Tai kada mes susiliečiam su be baimių, pas mus dingsta baimė. Idiotus visus gali varyti, idiotai jūs varykit patys ir skiepykitės, trūčykitės, dusinkitės su kaukiam savo vaikus, jeigu antiek durni, kad save nuodijate anglies dvideginių testais, margelonai susikrečiat visais, nu ten ir varykit. Ir nėra jokios, kaip pasakyti, baimės, savigraužos, nes tu pasakai, taip tiesa, kas yra, žodžiu. Tai va, tai yra. Ir ką noriu pasakyti, kad stenkitės, susilaikykit nuo pilimo vandens ant tų apokaliptinių filmo malūno rato. Nes jie maitinasi, va tie visokie padugnės, kurie vysto šitą pandemiją, gąsdina žmonės, jie maitinasi subtiliai. Tai va, tai jau geriau paskaityti šventraščius, Vedas pavyzdžiui, Vedas. O tai ten viskas yra aprašyta. Kaip susikontaktuoti su aukščiausiu suverenu. Jisai pasakinėja, patarinėja iš vis. Jeigu žinai, pasakysi taip, aš jau kalbuosi su Dievu, nu tai sakys jau kukų žmogelį, bet realiai tai yra jogos kelias. Joga tai yra ryšys su aukščiausiu suverenu. Tai va, mėlėjai, domėkitės. Dabar kas sekate video, domitės, mielai prašau jūsų prisijungti prie Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės, įsiforminti kaip žmonėmis. Mes turime pažymėjimus, juose parašyta, kad aš esu žmogus. Mano religiniai įsitikinimai yra tokie ir aš esu suverenas. Ir visi tie dalykai reikalą keičia iš esmės. Tai va, mėlėjai, rašykite Žilvinui Škuraičiui į Messengerį, į elektroniniu paštu saulesjėga@gmail.com, arba jeigu kažką norite įsiaiškinti, skambinkite telefonu 868-963-281. Šiaip visą laiką atsakau praktiškai visiems. Na tai va, tai tik tai vienybėje jėga. Šita formuluotė yra absoliučiai teisinga. Pavieniai mes jokios reikšmės neturim. Sveiki bendraminčiai. Antras dublis tiesioginės transliacijos. Kadangi temperatūra už lango automobilio laikosi ta pati, -10, tai atėjo dar papildomos mintis žmogaus tema, kaip suvereno. Reikalas tas, kad asmuo, sako žmogaus asmuo, reikalas tas, kad be mūsų sutikimo tą asmenį įsteigė. Tai yra valstybė, sistema priverčia mamas gimus vaikeliui per 3 mėnesius padaryti gimimo liudijimą. Mamom sako, per 3 mėnesius išim gimimo liudijimą, kitaip, apribosim vaiko pinigus. Ar ten kažkokias išmokas. Ir mamos taip galvoja, kad kuo greičiau aš gimimo liudijimą išimsiu, padarysiu vaiką tą asmeniu, tuo gal bus didesnis pinigėlis, kažkas tokio. Mes antiek nuskurdinti esam, kad mes praktiškai parduodam savo vaiką, įsivaizduojat? Tai yra ta pati vergystė. Parduodam į vergiją savo vaiką. Jisai žmogumi tam būna, aš konkrečiai tai buvau savaitę. Panašiai savaitę, gal 2 savaitės žmogumi. Ir po 10 ar 12 dienų man buvo išimtas gimimo liudijimas. Tai va, tas vyksta globaliai. Ir gaunasi taip, kad tas asmuo, jis yra iš vis net ne mūsų.
net ne tėvų, net tėvai tiesiog sutiko, vat pardavė. Už pašalpą, už vaiko pinigus, vat. Aišku, tėvai, kaip negali kaltinti nei mamų, nei tėčių. Tiesiog mes patys, ką darėm, 30 metų miegojom ant sofų, nieką nesupratom, bet kada jau botagas jau plaka į sėdynę, žinai, kaukės dėkis, testuokis, skiepikis, va tau karantinas, ten, žinai, apribojimai tarp savivaldybių, žinai, tu burbulas, tu, kas ten, kom ten vadino, banda, imunitetas, banda, va tokie, va, žinai, tai reikia suprasti, kad kaip sako, taip ir yra. Taip ir yra. Na ir koks momentas gaunasi, kada valstybė, ta sistema privarčia, tai reiškia per prievartą. Ir mes kada jau sąmoningumo įgyjam, mes tada ant tų dokumentų, ant tų asmenų dedam, kad yra savo parašą, tai yra ne savo, bet parašą be atsakomybės. Kadangi tai yra ne mano ir čia ne aš. Aš nuotraukai negyvenu, aš tai plastikiniai kortelė irgi negyvenu. Net ir dabar jūs matot mano atvaizdą su visokiais efektais. Bet tai klausimas, ar mano atvaizdą, jūs čia matot spalvas, pikselius, tai vat koks momentas. Ir tik tai gamintojas gali išrašyti, kaip čia, gamyklinį dokumentą savo produkcijai. Jūs pastebėjot, kad valstybė jinai negali pagaminti nieko, jinai nieko ir negamina. Jinai renka tik tai visokius duoklės. Duoklės, prievolės, ten, nes nori, kaip čia pasakyti, laisvai gyventi, maža saujelė tų tarnautojų. Tarnautojai, įsivaizduokit, jie turi tarnauti, o jie nori būti tokiais kaip valdovais. Tai galim pastebėti iš to atlepausio, žinai, ministro, supranti. Jis užsako nutarimą, išleisiu nutarimą ir kas įdomiausia, kad daugelis klauso, eina dirbti į apsauginius. Juos pastato prie durų ir žmonėms neleidžia eiti, sako, ne, tu turi būti su gyvulio pasu, įsivaizduoji? Turi būti priskiepytas, pričipuotas su QR kodu, tada tik paleisim. Kuo tu labiau esi daiktas, taip, aš prisipažįstu, aš daiktas, aš prekė, aš QR kodą turiu, va tada praleidžia, taip visiškai. Sakys, ropokit rakim, 4, subinės atstatė, kelnės nusimovė ir eisit. O todėl, kad man reikia į Akropolį, aš noriu laisvių, aš noriu pakeliauti, aš noriu pamatyti. Čia prašom, atsiprašau, bet jau man kalbos lenda įvairios išsireiškimams. Ir reikalas tas, kad tik tai gamintojas gali padaryti dokumentą. Tai yra tetė su mama, kada padaro vaiką, jam gali surašyti pasą. Ir yra ta forma, vadinama Hoffmano dokumentas, Hoffmano pasas arba juridinis laivas. Jisai tiesiogiai susišaukia su esančiu civiliniai metrikacijai gimimo akto įrašu. Gimimo liudijimas, jisai yra antrinis, tretinis dokumentas. Pirminis yra pažyma ligoniniai, kad gimė gyvas vaikas, ten tokio svorio, ūgio, lytis. Ir paskiau ligoninė siunčia tą pažymą į civilinę metrikaciją ir ten padaromas įrašas, gimimo akto įrašas. Ir ten parašyta, kad gimėte gyvas, vyras arba moteris. Ir kas parašyta dar, kad jūsų vardas pavardė rašytinėmis raidėmis. Tai yra žmogaus požymis. O kada jums išduoda gimimo liudijimą, jūs pasižiūrėkite gimimo liudijimą. Jūs esate didžiosiom raidėm, toks visas atspausintas, toks ir įvardintas, tai yra asmo. Kadangi sistema nieko nepagamino, bet, užsimanė turėti dykai kažkokios haliavos. Tarp kitko, žinot, ką reiškia haliava? Čia grinai žydiškas žodis. Žydai penktadieniais ten turėjo tokią madą dalinti už dyką pieną. Ir tas už dyką pienas, jisai vadinosi haliava. Supranta, tai tas noras turėti gauti kažką už dyką. Už dyką nieko nebūna. Savo laisvės suverenumą mes turim pasiekti patys. Niekas neatneš ant padėkliuko
jokia Amerika niekas. Beje, apie Ameriką šiek tiek. Jungtinės Amerikos valstijas, gal taip tiksliau pasakyti. Jie yra įsikūrę kaip suverenai ir visos kitos šalis yra tiesiog satelitai, asmenys. Tai yra aptarnaujantis Ameriką personalas. Ir mus laiko už tai tokio ant trumpo pavadžio vien todėl, kad kuo labiau mes asmenys būtume vergai, privalote. O vat jiems vat galima, pavyzdžiui, už 1 litrą naftą nusipirkti, Mažeikių naftą. Tai ten už 1 litrą, 1 litrą tiesiog. Tiesiog simboliškai, kad sumokėta. Formaliai. Nu, čia šiek tiek nuklydau į šalį. Tai va, tai, mėlieji, mąstykite. Ir situacija rodo, kad tik religinės organizacijos susivienyje žmonės į religinės organizacijas gali pasiekti savo suverenumą. Kalbu apie, kaip pavyzdį, kaip apie Vatikaną. Žinot, kad Vatikanas yra suverenas. O žemiausios Vatikano grandys Lietuvoje, tai yra kunigai ir viskupai, jie taip pat suverenai. Ir yra tokia 90 metais sudaryta Lietuvos Vatikano sutartis, kuri sako, kad Vatikano atstovams galioja tik tai kanonų teisė. Lietuva skaitosi, Lietuvoje nėra valstybinės religijos, bet pagal tą sutartį kunigai, viskupai, kardinolai yra suverenai. Jiems pilnas aprūpinimas viskom, sveikatos draudimais, bažnyčių remontais, viskom. Viskom plus kaip šventikai, ir tai yra teisingai, jie gali dar gauti aukas tikinčiųjų. Bet yra toksai momentas, kada jūs vedate savo vaiką krikštyti, nu kaip ir procesas geras, lyg tai, bet bažnyčia, sudvasinti, čia pakrikštysim. Momentas toksai, kad padaromas įrašas bažnytiniai knygai krikšto, siunčiamas į Vatikaną ir Vatikanas to pagrindu atidaro to vaiko sąskaitą iš rezervo banko. Tai yra kiekvienas vaikas, kai tik tai gimsta, jam priklauso Žemės planetos išteklių dalis, lygi $19 milijonų, kas per mėnesį gaunasi apie $15 000, kurie priklausytų mums, kiekvienam. Yra tokie susitarimai, kad skaitosi žmogaus gyvenimo rezervas 100 metų. Ir šitų 19 milijonų auksų turėtų pakakti 100 metų. Na, aišku, ten įvairūs procentai, ten visi reikalai. Na ir Vatikano pinigėliai iš ten, kadangi Vatikanas jisai valdo, taip, 863 gyventojai Vatikane, jie valdo 2 milijardus katalikų. Nu, tai įsivaizduokit, kiek krikštynų. Ir tu pakrikštytas visam gyvenimui atiduodi savo prieigą prie rezervo banko ir gaunasi toks, nu, vat, grinai sako, avis, gaunama vis. Ir į Vilnas kerpa, va tai ta Vilna tai ir yra rezervo banko pinigai, jie kaip ir jūsų, bet ne jūsų, kadangi jūs dar asmenimis paversti. Ir jumis rūpinasi sistema, prižiūri, kadangi pasą išduoda sistema, tapatybės kortelė, ten įvairius dalykus, mes gaunamės kaip neįgalūs globotiniai. Jeigu neįgalus globotinis, tai sistema pati ima iš rezervo banko pinigus mums prižiūrėti, mūsų pinigus mums prižiūrėti. Ir momentas toksai, kad pamenat, Nausėda pernai 4 milijardus parvežė pinigų. Sako, bus pinigų lietus. Tai iš kur tie milijardai? Čia mūsų pinigėliai, įsivaizduojat. Mums prižiūrėti, kad mums uždaryti, kad mus apriboti, kad dar kažką. Tai ta prasme, idiotai esame mes. Kuo mes mažiau gilinamės žmogaus tema, tuo mes, nu, kaip sakant, klimpstam toliau. Jungtinės tautos dabar buvo byla lapkričio 15 ar 16 dieną ir pripažino, kad žmogaus piršto antspaudas negali būti asmens tapatybės kortelės čipe ir paso čipe. Ta prasme, negalima tapatinti žmogaus su asmeniu. Įsigilinkite į tą temą. Lietuva, aišku, dar kol dais per ilgą kaklą ten tie reikalai, gal jinai ignoruos ar dar kažką, bet precedentas jau yra. Ir būtina mąstyti apie savo dokumentus, kadangi mes esam kaip žmonės dieviškos kilmės.
Mes nesame padaryti sistemos. Iš kokių tai, žinai, spirokliukių, ten tepaliukų, varščiukų. Sistema jinai skirta aptarnauti žmonėms. Tai va, ir jeigu sistema jinai iškrypsta ir pradeda veikti atbulai, tai reiškia, mes turim susimastyti, kad mes ją palaikom. Tai va, mėlėjai, tam ir yra dvasinės įvairios žinios, praktikos. Ir turime įkūrę Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę. Tai yra pati seniausia, ko gero, pasaulyje tradicija, kuri sako, kad Dievas yra aukščiausias suverenas, o mes jo kūriniai maži suvereniukai. Ir tarp mūsų ir Dievo negali būti jokių tarpininkų, jokių ten ministrų, ten nurodinėtojų. Išskyrus skaidrius tarpininkus, tai yra dvasiniai mokytojai, kurie rodo kryptį. Va, ten suverenas. Ir tu toksai. Žodžiu. Tai trumpai aiškiai junkitės į bendruomenę, apginkit savo teisės, uždokumentuokite ir jūsų valia, jūsų principai, tvirti apsisprendimai yra aukščiau visko. Vien tai, kad vaikščiosite, tas, kas žiūri ten, pavyzdžiui, kas čia Danutė žiūri, Marita, dar va šitą tiesioginę transliaciją, jeigu jūs apsispręsite, aš esu Dievo kūrinys, aš moku gyventi be jokių beždžionių genų skiepuose, be abortuotų kūdikių, be ten įvairių chemikalų, be nieko. Tai taip ir bus. Suprantat? Mes galime tobulėti, mes galime mokintis, mes galime puikiai gyventi be išorinių invazijų. Nes šituo mus nori mums parodyti, kad esam nedadielkos, tipo nedadaryti. Tėvas su mama darė, nedadarė, į valstybę dabar turi dadaryti, daskiepyti. Tai čia tokia tema. Gerai, gero gyvenimo. Jeigu ką, rašykite messengerį, skambinkite 868963281, rašykite elektroniniu paštu saulesjėga@gmail.com. Čia buvo Žilvino avataras su tokiais spec efektais. Iki sėkmės.